didžiausia kliūtis buvo patirties trūkumas. Nes montuojant arba filmuojant, tai matosi vėliau klaida. Mano užduotis buvo parodyti vaikams, kaip reikia montuoti video, kaip scenarijų kurti ir pats filmavimo eigalas. Manau, kad čia turėtų būti didelė nauda šio projekto dėl to, kad žmonės turi daug, kas domisi tuo, tačiau neturi galimybių tų. Daugiau plačiau kažką sužinotų, interneto prastai nepakanka. Turėjo daug kas galimybę gyvai išmokti. Buvo įdomu dirbti su jaunimu, su vaikais. Projektas be abejo labai naudingas asmeniškai, aš nieko nemokėjau, gal tokius pradmenis visiškai, kuriuos tie pradinukas mokėjau, o šiaip dabar viską išmokau iš šio projekto. Iš lektoriaus, kuris mokino mus, daug žinių pasisėmiau, dar daugiau žinių pasisėmiau, kai dirbau su jaunimu, montuodamas viską, filmuodamas, padėdamas jiems. Norėčiau padėkoti būtent tom bendruomenėm, kurios sutiko dalyvauti projekte. Tai Jungėnų, Aistiškių ir Sangrūdos kaimo bendruomenėms ir jų atstovams, kurios sutiko mus įsileisti į savo šiltus ir jaukius namus. Padėdavo sukviesti būtent projektų dalyvius, paskleisti informaciją mokyklose. Tikrai didelį pagalba buvo iš jų. Šio projekto metu galėjau savo turimą žinias perduoti kitiems. Užduotis buvo stebėti visą procesą iš šalies, bei įamžinti tai nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje. Džiaugiuosi, kad viso proceso metu galėjau tobulinti save, atskleisti savo turimas žinias, bei stebėti, kaip tobulėja aplinkiniai. Eikit! Šokit, šokit! Šokat, 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 šokat! Šokat, 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 šokat! Šokat, 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 heipija! Ir 3, 2, 1 į viršų! Kas čia vyksta? Nežinau, visi laimingi, visi happy!